Tai ko dabar taip tyliai muzika, ką nebesigirdi nieks? Kas? Sau, ko taip dabar tyliai muzika, nieks nebesigirdi? Atsibodo, klausyk. Čia Laurins, ar ne? Jo. Laurinai. Taip. Žinok, dar kartą, vienintelį. Aš atsikelsiu dėl tavo tos lievos muzikos ir man tu neleisi miegot. Žinok, bus taip, kad krisi iš savo balkono taip lengvai, ne taip kaip pukelis, bet kaip kirvis. Skambina kaimynas iš 3 aukšto. Ne toks kaimynas, kad tu jį pažinotum. Aš gyvenu, gal nežinau kiek čia dienų pas... Nesvarbu, kur gyvenu, žodžiu. Bet realiai, jeigu tu mane dar paprielinsi ir neleisi miegot, aš tave sakau, ne tik iš balkono išmesiu, bet pagavęs dar prie pat žemės, į žemę ir pakasiu. Ta muzika čia garsiai groja. Negarsiai, ar ne? O kas dėl cigarečių, ką? Dėl kokių? Krenta visos cigaretės, man visi bikai ant mano galvos. Tikrai man jaustis, ką? Kokių cigarečių dar? Tai iš kur tos cigaretės mano balkone, ką? Į tavo balkoną mes mėtum cigaretės. Aš nežinau, ar tu mėtai į mano balkoną, bet pas mane jos yra. Jeigu tu rūkai, tai rūkyk, tai yra buteliuko kokio susikištos bikos. Nes žinok, kiekvieną biką aš tau į subinę sukišiu. Oi, blėt, aš mėtau tuos tavo čimčiukus, ką? Nori, kad ateičiau, ką? Nenoriu. Ateisiu. Jeigu dar tai pakalbėsi. Nu tai viskas, nu. Nesuprantu, hebra. Realiai atsirado. Kiek tau metų yra? 18. Pienburnis blemba. Žinok, dar sykį sakau, man neduosi miegoti savo tą lievą muziką, nors gerą muzoną leistum. Tada nieko nebūtų. Arba mane nors pasikviestumėte savo tūsus. Dabar nieko. Normalūs kaimynai, supranti, jeigu daro tūsą, tai visus kaimynus sukviečia. Taip, o kur tu gyveni? 3 aukšte? 3 aukšte aš gyvenu. Po mumis? Taip, po jumis. Nedaug dėl. Kad nežinau, tai aš nekartą nesamatė. Tai kad nesimatęs, tai nereikia čia dabar verkt, ką? Kas, kaip supras verkt? Tai ko čia dabar, ta pinkščiai kaip vaikelis? Kas yra? Sakau, jeigu dar darysi tūsą, nu, tai būk žmogus, pakviesk nors mane. Tvarkoj. Viskas. Zip FM. Dabar taip, dabar aš kalbėsiu. Praeitą vakarą aš grįžinėjau namo ir laiptiniai buvo primyšta. Tavo draugų darbas čia. Ne. Tada gerai. Sveikas, tave trukdo radijos stotis Zip FM iš Vilnius. Zip FM. Kaip reikaliukai? Tėvai. Aišku, to viskas. Mes tam tiesioginį eterį dabar. Jo. Taip, suprantu. Tai va, gali draugam linkėjimus perduoti iš karto. O kas čia tokie? Tai tavo draug palauk, gal pažiūrėsiu dar. Nepasakysiu dabar, žinok. Neprisistatė. Jam linkėjimai. Jo, aš manau, kad tau parašys labai greitai. Ir... Tai aš tikiuosi. Na. Ok, tai gero vakarą tau, gerų tūsų. Gerai, davai. Iki doki. That's man. Pirmą kartą girdėjau tave piktą kalbantį. Jo kažko tai. Įdomus buvo pokalbis. Amplua.